Sveiki, bičiuliai. Sienos ir Laisvės TV tyrimas Kandidatas ir Kondiškės taip ir neišsivedino. Jau esam įpratę prie to, kad Igną Vėgėlę šiais klausimais periodiškai trolina mūsų neetatinis korespondentas Gitanas Nausėda, bet vakarykščiuose LRT debatuose buvo šis tas daugiau. Jau 3 kandidatai, įskaitant netgi Giedrimą Jeglinską, sugalvojo pasireikšti kandidato ir Kondiškių klausimų. Mes kalbame apie tai, kad mes bandom apriboti vienas ar kitas sankcijas, tai vadinamas, ar ne, ir įvesti tas sankcijas ir laikytis tų sankcijų, kurios yra įvietos tos ES. O iš tiesų mes to nedarome. Mes vienas įmonės kratome, daužome ir sakom, kad jos yra blogietės, o kitas įmonės net nepaliečiam. Na, šitie prezidento rinkimai tokie su jumoru, galima juos pažvelgti, kad kalba žmogus, kurio šeimos įmonės iš tiesų galimai apeidinėja būtent tas sankcijas. ES nustato tiek sankcijas, tiek turi instrumentus kovoti su sankcijų apėjimu. Turiu pripažinti, kad kol kas antrojo srity sekasi sunkiai, dėl to, kad kai kurios įmonės veža prekes į Baltarusiją per Kirgiziją. Visi šitie tyrimai yra akivaizdžiai užsakyti, nes esu ypatingai nepatogus šitai sistemai, o ponui Žalimui pasakysiu, kad jūs galimai sukčiaujate. Manau, kad pono Vėgėlei turbūt ribot prekybą su agresoriais uždraustų tėvelis ar brolis, bet čia kitas klausimas. O su Kondiškių istorija nesustojam ir mes. Praėjusią savaitę vėl kreipėmės į Igną Vėgėlę ir į Vilprą, jo šeimos valdomą verslą. Šį sykį klausimai buvo ne tik apie Kirgiziją, kondicionierius ar kokius nors pirkėjus levituojančius 13 aukšte, 8 aukštų pastate. Šį sykį klausimai buvo apie Kiniją. Ir štai kodėl. Mūsų turimi duomenys rodo, kad visos Kondiškės, kurios buvo savo laiku eksportuotos į neva Kirgiziją, buvo vieno ir to paties gamintojo. Tai yra Kinijos kompanija GRI. Ir ne bet kokia Kinijos kompanija, o Kinijos valstybės kontroliuojama kompanija. Mūsų turimi duomenys rodo, kad kiekvienais metais Vilpra su šiuo tiekėju palaiko labai rimtus santykius ir čia eina kalba apie milijonus eurų. Ne vieną ir ne 2. Ir ne 3. Kiek tiksliai mes norėjom paklausti Vilpros. Pateikėm detalius klausimus Martynui Vėgėlei, Vilpros generaliniam direktoriui ir atsakymus gavom. Vilpros generalinis direktorius Martynas Vėgėlė vakar atsiuntė atsakymus į mūsų klausimus. Kokios apimties operacijos sieja Vilprą ir GRI, kompanija neatskleidė. Be abejo, Vilpra turi tokią teisę ir gali sakyti, kad tai yra komercinė paslaptis. Tačiau Vilpra įvardijo kitą dalyką. Vilpra nurodė, kad Lietuvos ir Kinijos kivirčas dėl Taivano ambasados padarė neigiamą įtaką Vilpros verslui. Ir štai kaip tai buvo pasakyta. Natūralu, kad bet kokie tarptautiniai politiniai įvykiai turi įtakos verslams, dirbantiems su užsienio partneriais, ir mūsų verslas čia nėra išimtis. Kalbant apie bendradarbiavimą su Kinija, daugeliui Lietuvos įmonių, kurios importuoja prekes iš šios šalies, buvo peržiūrėtos sutartys ir pablogėjo komercinės sąlygos. Dėl apsunkintos vizų gavimo procedūros buvo apsunkinti verslo vizitai į Kiniją. Kaip žinia, visus eksporto pardavimus Kinijos gamintojai draudžia valstybinėje draudimo agentūroje. Nepaisant stabilių ir laikų vykdomų atsiskaitimų daugelių skirtingų prekių pirkėjų iš Lietuvos, tarp jų ir UAB Vilprai, buvo atsisakyta padidinti draustą kredito limitą, o šalių konflikto pradžioje kredito limitas netgi buvo atšauktas. Tačiau, nepaisant susidariusios situacijos tarp Lietuvos ir Kinijos ar kitų valstybių, mes kaip verslo atstovai suprantame, kad keičiantis politinėms ir ekonominėms sąlygoms, kinta ir mūsų verslo strategija. Todėl nuolat ieškome verslo galimybių įvairių pasaulio šalių rinkose. Čia tik priminsiu, kad Ignas Vėgėlė visos kampanijos metu nuosekliai kartoja, kad Taivano atstovybės atidarimas buvo Lietuvos politinė klaida. Jis taip pat žada taisyti santykius su Kinija ir pasistengti, kad tos Taivano atstovybės Lietuvoje nebeliktų. Pažiūrėkime į kontekstą. Turim situaciją, kai kandidatas į prezidento postą sako, kad taisys reikalus su Kinija, kurios konfliktas su Lietuva pakenkia į jo šeimos verslui. Taigi norėjome paklausti Igno Vėgėlės, ar tai jam pačiam kartais neatrodo kaip interesų konfliktas. Na, išgirdom iš esmės porą esminių dalykų. Norėjau pasiteirauti, ar jūsų šita pozicija dėl Taivano nėra interesų konfliktas? Mano pozicija dėl Taivano nėra interesų konfliktas. Jo, nes jūs kritikuojate valstybės politiką. Jūs paklauskite konservatorių, tai yra Gabrieliaus Landsbergio, kurio
kurio kanclerė ministerijos yra Taivano Teltonikos buvus darbuotoja. Ir Teltonika rėmė Nausėdą didžiausią pajamų sumą Teltonikos vadas parėmė, ar ne? Žinau. Ir Teltonika 23 metų, suveskite tiesiog, Teltonika Delfi yra, pamatysite straipsnį, kuriame labai aiškiai pasako, kad Teltonika dirbo Rusijoje dar 23 metais rugpjūčio mėnesį. Ir suveskite taip pat... Debatus žiūrėjau, mačiau, kai jūs apie tai kalbėjote. Fantastika. Ir tada dar, tai čia bus mano visas atsakymas, į visą jūsų tyrimą čia yra atsakymas. Ir tada pasižiūrėkite rusų puslapiuose, kiek dabar ir kokių prekių galima nusipirkti. Manau, kad galbūt jos net yra ir dvigubos paskirties, nes ten GPS, visokie imtuvai ir visokios kitokios dalykai. Tai vat yra įmonė, kuri 23 metais dar veikia Rusijoje. Šiuo metu, bent tai, ką man rodo tinklapio paieškos, šiuo metu galima jos prekių nusipirkti Rusijoje. Ir jūs kalbate apie kažkokį tariamą interesų konfliktą dėl Taivano atstovybės įkūrimo, kuris akivaizdu, kad buvo žala visai Lietuvai. Taip, visos Lietuvos įmonės, kurios prekiavo bet kokią, reiškia, kinišką produkciją, visos absoliučiai patyrė žalą ir visa Lietuva patyrė žalą. Jūs savo elektronikos pasižiūrėkit prietaisus, kurie pagaminti. Jūsų telefonas šiuo metu, su kuriuo jūs kalbate, kuris pagamintas? Pas mane iPhone'as, galiu tiek pasakyti. Tai reiškia Kinijoje. Šaunuolis. Reiškia Kinijoje. Jūs remiate Kinijos produkciją. Bet pas jūs ir taip pat ir internetinės prekybos įmonė didelė dalis asortimento yra grijuota, yra Kinijos valstybės. Jūs klystate. Tikrai nedidelė dalis. Yra kažkokios, yra prekės visur. O jūs paskambinkit bet kokią elektronikos techniką prekiaujančią įmonę ir ten bus dalis kiniškų prekių. Bet kurią. Tai teisingai suprantu, kad jūs interesų konflikto nematote. Aš matau jūsų interesų konfliktą. Nes jūs darote tyrimą, labai išėmęs iš konteksto visą bendrą kontekstą ir daro tyrimą konkrečiai, kas yra kiek susijęs su manimi. Dabar jau net nueinate tai, kad kažkoks gali būti interesų konfliktas dėl kažkokios tai prekių grupės, galbūt yra Lietuva. Aš jau 3 metus dirbu, tai beilinė istorija. Šaunu. Tai žiūrėkit, tai gal puiku, tai jeigu jūs šitą ištransliuotumėt labai aiškiai, aš galiu net raštu jums parašyti. Nes man atrodo, kad, tą, ką aš jums sakiau, kad Gabrieliaus Landsbergio ministerijos kanclerė yra moteris dirbusi Teltonikoje. Nausėda taivaniečių ambasadai įkūrus Gabrieliui Landsbergiui palaimina ir gauna paramą iš Teltonikos 18 savininko, 18 tūkstančių praktiškai jau. Šitą jau pasakyti, nuoširdžiai ir tekste, tai bus. Ir toliau paminėkit, kad Teltonika dar 23 metais dirbo Rusijoje, girdit, ne Kirgizijoje, ne Tadžikistane, ne Kirgistane, Rusijoje dirbo. Ir dabar dar galima nusipirkti prekių, tą rodo internetinės parduotuvės, kurios yra Teltonikos ir kurios galimai net yra dvigubos paskirties. Jūs labai mėgstate tą žodį galimai. Tai pažiūrėkit, GPS imtuvai įvairiausi. Žinoma, šitą paminėsiu, tikrai jūsų poziciją atspindėsiu. O beje, pasiekė tokios žinios, kad kai muitinė įsikišo ir nepraleido krovinių per Lietuvos sieną į Kirgiziją, tai Vilpra pasuko per Latvijos sieną. Gal girdėjot ką nors apie tai? Puiku, aiškinkite su įmonė. Aš žinokit, dar kartą kartuoju, įmonėje nedirbu, į akcijų jos neturiu, aš nesu valdybos narys ar kažkas panašaus. Tai jūs aiškinkite su įmonė, kur pasuko, kas pasuko ir ką nusuko. Bet būtinai pasiaiškinkit, kokios dar įmonės tiesiogiai prekiauja Rusijoje. Ir dar paminėkit, kad tokių prekių, apie kurias skelbėte Kondiškės, numatyto laikotarpiu didžiąją dalimi net nebuvo draudimo prekiauti pačioje Rusijoje. Taip, sankcijos Rusijoje nebuvo didžiąją dalimi. Tai paminėtų ir mūsų pirminiam tyrimą, taip, kad sankcijų Rusijai nėra. Sankcijos yra Baltarusijai. Puiku. Tai va šitus dalykus suminėkit, tada bus tyrimas 5 skaidrės. Nelabai suminėtas. Pagal jūsų
vaizdelį, kai parodo ten juodą veidą ir taip toliau, tai nepanašu, kad suminėta. Tikslas jūsų kitas tyrimo yra. Koks? Akivaizdus politinis tikslas, rinkimų pakeitimas. Žinokit, Jūs norit paveikti dienų sueis, tai dar į prezidentus nekandidatuoju. Jūs norit, tai taip, jūs ir nekandidatuojat, jūs gaunat, mano supratimu, neatmeščiau ir netgi daugiau negu neatmeščiau, gaunat pajamas iš to, kad veikiat rinkimus. Tai akivaizdu. Iš ko aš gaunu pajamas, gal galit patikslinti? Nežinau, jūs turite atsakyti, tai iš ko gaunat pajamas. Mes iš Contribui gaunam pajamas. 1000 žmonių mus remia. Džiaugiuosi. Labdaros ir paramos įstatymą, kai išskaidrinsiu, kai tapsiu prezidentu, tada matysis, iš ko jūs dar gaunat pajamas. Gerai, lauksim sėkmės rinkimuose. Iki. Kągi, Ignas Vėgėlė toliau ieško mūsų užsakovų. Mes irgi ieškom, nes kas ten tie mistiniai žmonės, kurie mums neva kažkokius tai baisiai didelius pinigus skolingi, būtų labai įdomu sužinoti. Bet užsakovais galite tapti jūs. Kviečiame prisidėti prie Sienos ir Laisvės TV darbų. Pajamų deklaruoti dėja jau nebegalite, bet galite prie mūsų darbų prisidėti arba tiesioginiu bankiniu pavedimu, arba per Contribui. Geriausia ir prie Sienos, ir prie Laisvės TV. Nes stipri žurnalistika daroma komandose.